O jeigu nori iškentėti, gal paleidai, nori pakėlė, kodėlės daryti. Jo, jis brangesnis biškis, kada nieko. Atsiperkame, kada jūras pasvalys labai greitai ir labai tiksliai. Su tai, žinai, kai ypač krokodilus, kai tu ten gaudai, kai susitikimo gaudai, kai judėjai, pilnai pakrypos profilis. O čia tiesiai, ypač dvigubo karkasą, kai ten turi, tos kaip prisisuki, išsigaudai, paskui dvigubo karkasą, pas jūs nereikėjo. Karabinais tik tai, kabinai, viskas baigė. Jo, baigė, šiuodai. Gerai, nebijė kreipsis. Jungų viską atvežė, parodė tą pavyzdėlį. Nu. Labas visiems, mieste šurmulys, nes prasidėjo labas naktis, tai ta proga pašokti. Įvalytų labas. Labas visiems, mieste. Mano tėvai turi televiziją turėjo. Turi šitą. Reikia tą pačią. Man vėliai daugiau. Aš mus įdėjau, užrakus jau žiūrėjau. Tu paėdai. Nematė.
Ačiū, Algirdai, kad atėjai į mūsų studiją ir dabar truputėlį nukrypkime nuo scenarijaus ir nuo to, kas vyksta paprastai per televizijos laidą. Mes tiesiog paprašykime Algirdo atsistoti. Kitas mūsų laidos puslapis yra apie tai, kas yra už mūsų televizijos dekoracijų ir kas yra už tos studijos, kurią jūs matote, gražią studiją. Na, pažiūrėkime, Algirdas. Tai gaila, kad išėjo kaip tik ta praktikantė, taip būtų buvo smagu.
Tai gaila, kad šio, kaip tik ta praktikantė, taip būtų buvo smagu ją pasodinti, domės. Algirdas, jeigu mes gerai parodytume, Algirdas iki pusės apsirengęs gražiai švarku, apatinė pusė yra tie džinsai. Ir visa tai yra tai, ką jūs matote, šitos gražios dekoracijos, tai yra viso labo dekoracijos. Gyvenimas vis dėlto vyksta savo ruoštų. Ir jūs jau matote eteryje, ponia Sigita Dubauskienė, mūsų televizijos vyriausiaja dailininkė. Ir mūsų kitas laidos netikėtumas ir planas, tai yra pasivaikščioti po tuos užkaborius, kuriuos, na, turbūt bent jau man tai čia yra pati įdomiausia ir keiščiausia LRT televizijos vieta, tai yra dekoracijų sandėlis. Taip, sandėliai, galima net. Taip, ir mes čia einame pro Teleloto studiją. Taip, išeiname į sandėlį. Ir išeiname į sandėlį ir paprašysime mūsų operatorės Miglės, kurie eina beje atbuvo, bet tai nieko, paprašysime parodyti, kągi mes čia matome. Taip, tai čia mes sandėliuojam visų laidų dekoracijas ir čia didžiulės mūsų patalpos ir antram aukšte taip pat dar yra sandėliai ir apačioje yra dar didžiuliai cechai, kur mes jas gaminame ir vienu žodžiu galima apsižiūrėti ir pamatyti, kaip mes čionais jau Seimo rinkimų dekoracijos pas mus. Seimo rinkimai jau nebereikalingos tapo. Nesakyk niekada, kaip ten sako, nes rinkimai 2012-aisiais bent jau teoriškai, na, aišku, sunku tikėtis, kad 12-aisiais, bet dvejetuku, trejetuku dar šiandien kol kas turim tokią intrigą, kad gali tekti pakeisti. Taip. Ką mes matome toliau? Šitas būgnas čia toksai. Čia yra ne būgnas, čia yra ateities lyderių stalas. Dabar jis yra uždengtas, va čia mes jį nuvelkam ir išvežam į tą studiją į to koridorių. Ir vienu žodžiu, jisai tampa didžiuliu stalu, ten dar antras ir sėdi komandos ir žaidžia prie šitų stalų. Televizijos dekoracija, tai, na, mes visi žinom, kad ji turi atrodyti gražiai, blizgėti. Taip. Bet antra vertus, gerai pažiūrėjus, čia apsibraižiusi truputį. Ir to eteryje nesimato. To mes sumaniai pamaskuojame, parestauruojame ir vėl, kaip sakoma, blizgesys ir naujumas atsiranda vėl iš naujo. Ir nebūtinai patogu tai, kas gražu. Ne, visai nepatogu dažniausiai. Sofos kietos. Na, netikėčiau, kad ši sofa mums iš geltonoji sofa. Iš nepriklausomos paieškų tarnybos. Čia va dekoracijų dar yra detalės, dėja dabar filmuojasi, už tų durų filmuojasi, kaip tik būtent laida nepriklausomų paieškų tarnybos. Ten yra kita mūsų televizijos studija, paaiškinsiu žiūrovams. Ir kokios yra pagrindinės taisyklės, kuriant tas dekoracijas? Pagrindinės taisyklės tai yra visų pirma išreikšti idėją, kokia turi būti, ar tai pokalbių laida, ar tai yra pramoginė laida, ar vaikams skirta laida. Ir pagal tai jau reiškia kartu su režisieriais. Kokia čia idėja, jūs man pasakykite, prašau. Galima ir užduoti. Kokia čia idėja, jūs man paaiškinkite? Čia buvo linksmosios dekoracijos iš Wunderkindų laidos, praeitų metų reiškia. Ir dabar jau jos čia po truputį išsiputinėja, bet va. Čia mes jau priėjome, kaip sakoma, sandėlio galą. Spaudos klubas. Spaudos klubas. Tai, kas iš jo liko, bet mes jo nenurašėm dar matyti. Ne, nenurašėm, mes galim bet kada atrestauruoti ir turėti vėl iš naujo visas dekoracijas. Supratau. Na ką, pinigų karta, dar pažvelkime į kitą pusę. Pinigų karta tokia kukli dekoracija, matosi taupi. Taupi. Tai kokia laida, tokios ir dekoracijos. Ir šiemet mes turbūt galim sakyti, išleidžiam kur kas mažiau dekoracijoms ir galbūt kitą kartą dekoracijas mes galim panaudoti keliose laidose. Kai kurios dekoracijos yra, štai... Čia yra nugarinė pusė dekoracijų, mes maskuojame. Bet iš kitos pusės žiūrint, jinai visai gražiai atrodo. O medžiaga, jeigu ką, gerbiami žiūrovai, tai, na, lysvėse braškesmės tokia truputėlį. Agroplėvelė. Jo, čia va gero ūpo dekoracijos, bačkos. Bačkos, ir tos bačkos be abejo, jos nepritaikytos, kad juose kas nors ten būtų įpilta. Jau nebepritaikytos. Kažkada buvo tikros bačkos, bet dabar taip. Gėlės irgi dirbtinės ir žymiai geriau atrodo negu tikros gėlės, kurios taip pat nuvysta mūsų studijoje. Bet tikrų gėlių irgi pasitaiko turbūt. Pasitaiko, be abejo.
Televizijos dailininko darbas pakankamai turbūt sudėtingas ir Taip, sudėtingas, dinamiškas ir labai kolektyvinis darbas, tai reikia būtinai gerai išmanyti ir apšvietėjo, ir režisieriaus, ir operatoriaus dar darbą, ir elektroniką dar. O elektronika kam? Naujosios technologijos? Naujosios technologijos, LED apšvietimai, LED ekranai, plazminiai, visos medijos irgi mūsų bėda, kaip sakom. Kartais būna, kad ir dekoracijos nugriūna. Būna visko. Grįžkime beje į mūsų panoramos ir labos dienos ir labo ryto studiją. Ir ši studija turbūt pati išmaniausia mūsų studija. Taip, va čia kaip tik labai daug yra elektronikos, nes spalvų keitimasis yra būtent elektronikos pagalba. Taip, ir paprašysim parodyti. Šitos dekoracijos, kurias jūs matote, paprašysim operatorę pasisukti, vat ir matote, kameros yra ir dekoracijos. Tos pačios dekoracijos yra ir panoramoje, ir žiniose, ir tik tai keičiasi spalvos, nes ten kas yra už tos. Vadinami ledai. Šviesos diodai. Taip. Ir jie gali pakeisti spalvą ir, kaip matote, labai dienai teko mėlyna ir geltona, labas rytas būna geltonas, žinios žalios ir tai yra jau kažkas tokio, atrodytų labai, labai gražu, bet antra vertus, iš tiesų visai gražu. Taip, šviesu. Kaip gimsta tos dekoracijos? Yra cechai, yra brėžiniai, yra meistrai, vienu žodžiu, dirbam, pjaustom, drožiam, klijuojam, perkam baldus, važinėjam. Visa tai yra mūsų darbas, siuvėjos, vienu žodžiu. Masė žmonių, kurie dabar šiuo metu dirba, daro visą tai kiekvieną dieną ir visą tai jūs matote. Tai turim ir siuvėjų, ir stalių. Taip, turim ir siuvėjų, ir stalių, ir metalistų, ir butaforų. Tai ačiū poniai Sigitai Dubauskienei, o dabar mes persikelkim į LRT radijo studiją. Iš ten kolegos mums papasakos ir praneš pačias svarbiausias ir naujausias žinias. Nu, pažiūrim, kaip greitai krausim. Tau reikia interneto, ką bedarysi, skrolinsi ryte, ar darbams pasirašysi, veža 5G, tikrai nenusiversi, Tele2 namie, pasieks net tavo širdį. Greičiausias 5G namie, važiuoja, pumpuoja, Geimai niekada nestoja, važiuoja, pumpuoja, jung bet kokią programą, važiuoja, pumpuoja 5G ir nieks nestoja. Tele2 5G namie, važiuoja, pumpuoja, geimai niekada nestoja. 5G veža greičiu, kad nebūka tipėtų. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. O dabar Tele2 5G namų internetas pusę metų nemokamai ir dar gali laimėti Xiaomi televizorių kasdien. Įprastai žmonės ima pirmą pasitaikiusią paskolą. Kai skolinasi banko darbuotojas, palygina net 5 paskolų sąlygas. Bet jeigu skolijasi bankininkas ir suvalkijus, palygysi 10. O lenders lygina paskolas iš 20 bankų ir kreditorių. Nepermokėk. Palygink paskolas nemokamai su lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Prieš 60 metų, 1957-aisiais, Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji televizija. Pirmaisiais mėnesiais laidos buvo transliuojamos 2-3 kartus per savaitę iš mažytės studijos, kurioje dabar yra įrengta Gustavo enciklopedijos virtuvėlė. Pirmosiomis savaitėmis Lietuvoje buvo apie 30 nespalvotų televizorių. Praėjus 60 metų, šiandien visuomeninis transliuotojas LRT transliuoja 24 valandas per parą, Full HD raiška ir erdviniu garsu ir nuolat atsinaujina. Neseniai atidaryta šiurpuliukus kelianti moderniausia Baltijos šalyse televizijos žinių studija.
Anksčiau nei prasideda diena. Esame pasirengę reaguoti, pranešti, analizuoti. Mes šiuo metu randamės naujoje LRT naujienų tarnybos studijoje, kuri buvo pristatyta praeitą savaitę ir laidos dar tik pradėjo joje eiti į eterį. Beveik metus laiko dirbai toj laikinoj senoj studijoje ir tada ateini į šitą. Tai įspūdis yra wow. Laiks nuo laiko visos televizijos atsinaujina, atlieka kosmetinį remontą, pastato naujas dekoracijas, apšvietimą. Tačiau šis projektas ypatingas. Studijoje sumontuoti 2 japoniški robotai, robotizuotos kameros, valdomos iš pulto. Prie šių kamerų nebereikia vaizdo operatorių, nes jos yra programuojamos. LRT inovacijų vadovas Arnas Zuikis papasakojo, kad robotai reikalingi norint kurti papildytą realybę. Jei pažiūrėsime į pasaulinės televizijos tendencijas, pamatysime, kad laidose atsiranda vis daugiau kompiuterinės grafikos elementų, 3D objektų, kurie integruojami į studijos erdvę. Vis daugiau informacijos pateikiama studijose kuriant papildytą realybę. Virtualios realybės arba kitaip dar papildytos realybės programinė įranga, kuri leidžia mums su pagalba 2 tų robotinių kamerų rodyti virtualius objektus ant tikroje studijoje. Žvaigždėtą dangų viršų uždėti kaip tokį kaip sluoksnį ir arba ten, sakykime, čia vidury studijos padaryti bet ką. Realiai, kad tik 3D animaciją galima sukurti, tą galima įdėti į šitą studiją. Norint papildyti erdvę 3D animaciją, reikia labai tiksliai žinoti kiekvienos kameros koordinates ir jų filmavimo lauką. Būtent dėl to nuspręsta investuoti į robotizuotas kameras. Ant tos robotizuotos kameros jos važiuodamos išduoda tikslę informaciją, kokioje pozicijoje yra, iš kiek prisitraukia kaip čia arčiau objekto rodo ir visą informaciją jie išduoda, dėl to ir galima sukurti tą iliuziją, kad netikri daiktai atsiranda, tarkim, šitoje erdvėje. Žmonės be abejo mato tai ekrane, vedėjai tai gali matyti daugybėje ekranų, kuriuos čia aplinkui galima pamatyti. Jie mato jau tą galutinį vaizdą, realiai, fiziškai, tai be abejo čia nieko nėra, negali čia pamatyti to objekto. Kameras gali valdyti vairalazdės pagalba arba iš anksto sukūrę scenarijų. Nuvažiuoji į startinę poziciją, išsaugai tašką, tada nuvažiuoji į kitą poziciją, prisertini vedėją ir vėl išsaugai tašką. Nustatai, per kiek sekundžių kamera turi atlikti judesį ir jau turi kameros judesio scenarijų. Tačiau skiriasi vedėjų ūgis. Žinių vedėjas Marijus Žiedas yra aukštas, Ugnė Galadauskaitė žemesnė. Tai reiškia, reikia paruošti atskirus filmavimo scenarijus skirtingiems vedėjams. Taip pat vedėjai turi atsistoti į reikiamą vietą, kad neišeitų iš kadro. Reikia klausyti, ką sako režisierius, nes režisierius mato tą situaciją geriau ir jisai turbūt žino, kur kamera važiuoja. Bet kita vertus reikia visą laiką, tas tiesioginio eterio žavesys čia ir yra, kad visą laiką turi sekti visą situaciją, ne tik naujienas, bet ir kameros. Tada net ir šiandien tiesioginam eterį pamačiau, kad kamera pavažiavo ir mano kadruotė gavosi šiek tiek kreiva ir aš tiesiog žingsnį paėjau. Ir tiesiog reikia prisiderinti. Vienu metu kameros gali važiuoti, kilti arba leistis, suktis, keisti fokusą bei priartinimą. Visą tai jos daro taip, kaip suprogramuota. Arno Zuikio teigimu, kamerų valdymas yra dubliuotas. Be to, įranga nėra prijungta prie interneto, taigi įsilaužti ir perimti kamerų valdymą iš išorės neįmanoma. Robotus valdo režisierius, pasirinkdamas norimus filmavimo scenarijus. Galime didžiuotis mūsų transliuotojų LRT už tai, kad drąsiai investuoja į naujas technologijas ir pažangą. Tokios žinių studijos gali pavydėti ne tik komercinės Lietuvos televizijos, bet ir estai ir latviai. Tiesiogiai iš moderniausios studijos Latvijos šalyse LRT televizijos naujienų tarnyba transliuoja tai, kas svarbiausia.
Trečiadienis iškilminga diena LRT televizijoje. Oficialiai pristatyta naujoji itin moderni žinių tarnybos studija, iš kurios bus transliuojama daugybė populiarių informacinių laidų. Ketvirtadienį vasario 16-ąją bus surengta pirmoji transliacija iš naujos studijos, kurioje įdiegta daug pažangių techninių sprendimų. Pavyzdžiui, studijoje įrengti 2 didžiausios Lietuvoje raiškos ekranai, 6 ir 3 metrų pločio. Be to, laidas nuo šiol filmuos robotizuotos kameros, dirbančios pagal sekundės dalies tikslumu suprogramuotą planą. Trečiadienį žurnalistams linksmai parodytos jų galimybės. Ant bėgių važinėjančios kameros pagal muziką sušoko šokį. Darbą pradedame anksčiau nei prasideda diena. Esame pasirengę reaguoti, pranešti, analizuoti. Nes kiekviena naujiena turi savo istoriją ir galią nulemti ateities įvykiuose. Nuo to, kas šią minutę vyksta jūsų kaiminystėje, iki karščiausių įvykių kitoje planetos pusėje. Pasaulinis naujienų standartas, plačiausias korespondentų tinklas, nuolat atnaujinamos tikros žinios. Tiesiogiai iš moderniausios studijos Baltijos šalyse LRT televizijos naujienų tarnyba transliuoja tai, kas svarbiausia. Transliuojame tai, kas svarbiausia, ir mūsų studijoje, naujuose mūsų namuose, 2 kūrėjai, galima taip juos pristatyti, tai LRT žinių studijos dizaineris Egmontas Bžeskas, labą rytą, ir kolega LRT inovacijų vadovas Arnas Vaikis, labą rytą. Na, mes čia visi grožimės savo naujais namais, dar sunku patikėti, kad iš tiesų taip gražu. Gal papasakotumėte apie idėją studijos, kodėl taip? Idėja tai labai sunku paaiškinti, iš kur atsiranda menininkams, ar ne, bet galiu pasakyti, kad kokie 5 versijos buvo sukurtos 3D grafikoje šio projekto ir buvo atrinktas būtent šitas. Buvo siekiama iš tikrųjų atmetamos visos idėjos, kas buvo susijęs su aštriom formom. Tarkim, mes matome lenktas linijas visur, buvo integruota medžio šiek tiek, kad būtų jaukiau, kad nebūtų visai šaltas dizainas. Buvo panaudotas štai šitas sumanasis korys, kuris stikle yra išgraviruotas ir jisai turi galimybę keisti spalvas. Žinoma, pati visa dekoracija aplamai yra sukurta protinga, jinai turi savo protą, jinai gali netgi atkartoti muzikos grojimą. Tai yra, kad jinai kaip akluvaizeris gali tiesiog būti kartu su muzika. Taip, tai čia, nežinau, išnaudosim turbūt Labas rytas laidoje, kada šok žmonės dainos. Tai, o kaip idėja gimė, idėjos įdomi gimsta, gal, nežinau, kažkur tai. Buvau tuo metu Ispanijoje, dar iš tikrųjų projektas sukurtas būnant Ispanijoje, Tenerifė saloje, gal dėl to tokia jinai ryški, šviesi. Arnai, visur mes kalbame ir tai akcentuojame, kad naujoji studija turi papildytą virtualią realybę. Kas tai yra? Na, mes dabar stovim 4. Taip, ar gali mūsų būti daugiau? Virtuali realybė arba papildyta realybė, tai yra dalis, štai televizijos. Mes turim svečių studijoje. Turim svečių studijoje, žiūrovai gali matyti štai šitą stovintį dramblį, nes režisierius vakar visiems pasakė, kad dramblį galima įnešti į studiją, mes galima ir paglostyti tą dramblį. Ir jisai